Tas varo, karočią, bakalės yra. Na kągi, priskariai ištesėjo pažadas, susitvarkė padangas ir grįžo. Informacija apie Latvijų nepasinavo, išsišėlė vyko kažkurį aikštelį arčiau scenos ir čia pagrindinėmis suveiksime renoje motociklininkus šiandien jau nepamatysime. Andrius Mičiūnas ir Andrius Šlajus, šitą EVFM komandos nariai. Ką dar pavyko? Ne, ten įvė. Abiejų šių bėgų automobilių variklių galia panaši. DV380 arklų. Andrius Šlajaus automobilis turi 350 arklų. Kažkurios japonų variklio lygtis buvo. Ja. Įmeti tuos įdūmas, jie būtų baigti. Kaifas. Kaifas, tai ne. Kaifas, tai kaifas. Ne, dūs. Kažkaip čia. Jeigu norite pamatyti, kaip atrodo rimtas sportinis triktas, tai kviečiu Liepos 2-3 dieną į netoli Kauno esantį Kačerginės Nemuno žiedo trasą, kur vyks Rytų Europos drifto čempionato etapas. Vienas iš 5 etapų ir visi pajėgiausi Lietuvos meistrai ten be abejo bus. Atvykite, palaikyti lietuvius, daugiau informacijos Facebook'e ir raidės EEDC. Eastern European Drift Championship. Jeigu norite pamatyti ir Andrių Mičiūną, ir Andrių Šlajų, ir Timą Simnicką, ir automobilio labiausiai apdrausių Karį Planį. Turit kas nors baltą markerį? Eičiau maršą paprašyti. Ant nugaros, juos. Turit kas nors juodą markerį. Būstų nepaišysit. Ramiai, žinokit, galit patriukšmauti, nes čia yra paskutinis šansas. Rėkauti garsiau reikės tik tai vakarinėje dalyje, kur bus scenos, žolė, prožvaktai ir kitos scenos ir muzikos žvaigždės. Ačiū kol kas Andriui Mičiūnui, Andriui Šlajui, Drifter ir BGFM komandos. Kuo mums pamokos su gerai gražiu reginiu. Ką čia išvažiavo jau? Tipo baigėsi?